atvažiavom į Dūkštų pažintinį taką pasivaikščiot. Pasistatė mašiną prie Dūkštų ąžuolyno ir einam į pažintinį taką. Būna užtvanka, kadaise bus, jos dabar nebėra. Dabar čia teka Dūkštų upelis ir gan greitai prieisim prie malūno, pabandysim į jį įlįst. O čia tas malūnas ir reikia pabandyti kaip nors patekti į vidų. Tai va, čia kažkada tai buvo malūnas, dabar tiesiog apgriuvęs kažkoks pastatas. Nu va, čia priėjus, po langelį, aišku, duobė. Tai vargu, ar čia pavyks patekti į vidų. Į malūno vidų. Čia gal krosnis būdavo, kaminas. Nu, žinoma, šita konstrukcija yra pavojinga. Jūs nelipkit čia, nes gali sugriūt ir tiek. Tai va, čia dar yra kažkoks kaip kambariukas. Irgi pilnas šiukšlių, griuvėsių. Nu, čia dar pavojingiau. Net neįsivaizduoju, ar jums matosi, bet palei krantą akmenis, pagalius, prišalę visokių ledų, varveklių. Tikrai gražu, žiemos metu. Rekomenduoju jums. Arba vasarą buvo vanduo ir akmenis, o dabar ledas. Gan slidus. Ajajaj. Tas važiuoja tokiu pačiu ždėt. Gerai, varom čia. Čia pavasarį turėtų būti baisiai daug vandens. Ir jeigu viskas bus gerai, atvažiuosiu, parodysiu jums, kaip atrodo, kiek čia vandens. Ar bus įmanoma pro čia praeiti. Pro šitos laiptukus, nes jie beveik prie pat vandens. Tai vat, aišku, laiptais ledus, bet nesumams viskas gerai. Šitas miškas, daug vilkų, tai štai paukštis. Na, sudraskytas plunksnas. Va čia dar kažkokie mėsos gabalai. Nu jo, smagumėlis. Kriokliukas, iš ledo ir kristalų ledo. Meškino tiltuką, kuris turėtų būti slidus. Nors it's a fault. Lečiam per tiltuką virš. Ne, o čia upė. Čia po ledu atrodo, kad ledas storas, bet iš tiesų tai žiauriai plonas. Va, šiaip tai kelias, kur turėtų būti. Tai va, pro ledą. Kažkas siaurė. Nu jo. Šventasis Daubų ąžuolas, apimtis 4 metrai 950 centimetrų, o aukštis 28 metrai. Tai gana aukštis, senas, bet ne tik senas, ir labai sutrūnijęs.
Tenais, nežinau, jūs matot, bet už medžių malūnas, kuriam buvom užėję. Čia malūno užtvanka. Tai vat. Piliakalnis nemažas. Vaizdas neblogas. Tai dabar tuoj pabandysim pasikelt droną. Pirmai nežinau, labai gerai gavus. Tai pabandysim dar kartą, gal bus geriau. Aš pilku vakarų lyg samanų dengiuos, o tu sakai, eik taip kaip eina laisvė, o tu sakai, eik taip kaip eina laisvė. Išdaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. Išdaryk mane, tėvynę savyje, kaip giesmė gerklėje mirtis uždaro, taip kaip uždaro vakarą naktis, o tu man atsakai, aš tavo laisvė. Paskėlėm droną. Puikiai viskas, kadrų yra. Smagiai nučiažiau nuo laiptų. Nu, kaip labiau ten šalia laiptų. Ir vat, dabar jau esam ant tokio tiltuko. Ir mes einam jau link mašinos. Tai už šis video eina į galą. Tai varom link mašinos. Gal dar stosim prie stirnos kojas. Viskas. Praėjom dūkštų pažintinį taką. Jau esam beveik prie mašinos. Manau, galima atsveikinti. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikriausiai tiksim už savaitės arba greičiau.